Pučiamuosius instrumentus imituojantis Irmantas patiko 26 žiūrovams ir visiems komisijos vyrams. Tačiau Eglė Juozapaitienė pažėrė kritikos strėlių. Praktiškai visai neintonavote, tai man tas dar labiau patiko savo trimito garso. Tai jeigu kitam kartui pasižadat, kad intonuosite geriau, tai tada aš sakau, kad man labai patinka. Gavęs absoliutų komisijos narių palaikymą, šiandien Irmantas vėl projekto 2 minutės šlovės scenoje. Ar vaikinas atsižvelgs į komisijos narių pastabas, pamatysite netrukus. Kaip laikosi pučiamieji? Eik, žodžiu, eik. Tikras Lietuvos karys, neeilinis vyras ir drįstu teigti muzikantas Irmantas. Pasitikite!